Pirmajame Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos interviu šiandieną pasikvietėme vienos iš lyderių, tiksliau absoliučios lygos lyderis Ledevilos komandos trenerį Mindaugą Jaruševičių. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Ir sakykit, kaip jūs čia dabar atpūtė vėją ir kaip jūs sutikot čia mums dabar duoti tą pirmą interviu? Vėjai tokie, kad antras sezonas su šia komanda. Praeitą sezoną, kaip sakoma, nudegėm, bet nenuleidom rankų ir susibūrėm vėl šį sezoną. Daugiau yra žaidėjų iniciatyvos rinkti kolektyvą ir judam, siekiam kažkokių tai rezultatų. Mintimis grįžtant į praėjusį sezoną, sakykit, ko tada pritrūkot? Rodos reguliarų į sezoną baigėte pirmoje vietoje, niekam nekilo abejonių, rodos, bet taip įvyko, jog kritot. Kas tai lėmė? Nežinau, atrodo, ir buvom ir vyresni, gavom ir pamokų nuo jaunesnių žaidėjų. Tos pergalės, kaip sakoma, buvo jo kišenėje, bet nemokėjom jų įsidėti gale varžybų. Sakykit, kaip pasikeitė komandos sudėtis, lyginant su praeitais metais? Porą žaidėjų pasikeitė, kaip sakyti, yra kolektyvas, yra draugai, yra bendra nuomonė visų. Kaip sakykim, antras penketas stabilus, keičiasi tiek žmonės, kurie žaidžia pirmajame penkete. Kaip jums pavyksta į komandas prisitraukti tokius kaip jaunių rinktinių žaidėjus, regione rungtyniaujančių žaidėjus? Yra žmonės, kurie dirba Kaune, Sabonio mokykloje yra pažįstamų, kaip sakyti, pakalbina, gal nori padėti ar kažkaip sakyti, savo minutės išnaudoti labiau. Per pažintis, draugų ratas ir susibūrė tai. Trumpai apibendrinkit šį sezoną, kaip sekasi jums jūsų galva, galbūt kažkur dar reikėtų pasitempti? Kaip, pradžią rungtynių visą laiką mes patinginėjom gynyboje, kai reikia parodyti rezultatą trečiam, ketvirtam kėlinyje, vyrai tai atlieka, dirba. O reguliarus yra reguliarus. Viskas, kaip sakykime, skaičiuosim viščiukus pavasarį. Teisingai. Nepaslaptis, jog mėgėjų lyga suvienyje ne tik krepšinio žaidėjus, tačiau ir mėgėjus. Ne tik profesionalus, bet ir mėgėjus. Ir sakykit, kokių profesijų atstovų yra jūsų komandoje? Yra studentai, yra ir treneris krepšinio, krepšininkai profesionalai, kaip sakykim. Pasakykit, kokios profesijos atstovas esate? Aš kaip ilgus metus žaidęs krepšinį, dirbu su vaikais mokykloje. Kiekvieną dieną su kamuoliu susiduriu. Tai turbūt taip pat krepšinio atstovas esate. Prieš sezoną ar galvojate apie tikslus, galbūt iškeliate komandai tikslus, galbūt tai būna minimum tikslai, maksimum tikslai? Kalbos apie finalinį ketvirtą ir jame, manau, tikrai finalo norime. Dauguma jūsų komandų žaidėjų šiame čempionate žaidžia ne pirmus metus ir sakykit, ar su metais pergalės iškovoti yra sunkiau? Ar galbūt kaip tik patirtis čia suveikia? Aš sakyčiau, kad šiais metais mūsų sudėtis stipresnė. Arūnas yra pasipildęs, yra Juozas, Andrius, tikrai neblogi vyrai, kaip sakyti, krepšinio srityje, jie savo daro rezultatą. Stipresnė komanda lyginasi su praeitais metais. Aišku, o sakykit, ar švenčiat kažkaip pergalės? Turėjom kalėdinį vakarėlį, tikrai visi su šeimom, su draugėm. Čia būtent buvo komandos? Būtent komandos ir, kaip sakykime, ir rėmėjų, ir tėvelių buvo, ir tėvų, kaip sakyti, kurie dasideda gražiai. O galbūt kažkokių ritualų turite? Šūkiai mūsų ritualai. O prieš rungtynes kažkokių, tokių kaip topiniai, nesiskusti barzdos, nesikirpti nagų? Tai čia jau reikia krepšininkų. Kurią koją iš lovos išlipti? Kurių reikia krepšininkų klaus, bet tą pačią dieną nagų kirpti, žinau, negalima. Sakykite, pats esat Ledevilos komandos treneris, tačiau ar mintimis dar galbūt palaikote kažkurią komandą? Galbūt jūsų giminaičiai žaidžia, draugai? Aš visą laiką esu už jaunus žaidėjus, kad jie ateityje rodytų rezultatą. Ir, kaip sakyt, palaikau jaunimą, palaikau tuos, kurie, kaip sakykime, irgi nėra profesionalai, bet kovoja, dirba, ne vienos komandos, visus palaikau. Sakykit, kaip vertinat tradicinius Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos renginius, tokius kaip Žvaigždžių diena, finalo ketvirto varžybos? Sakykit, ar reikalingi tokie renginiai miestui? Šiek tiek tos organizacijos esu ir pats patyręs kai kuriuose sporto šakose ir tokį darbą atlikti, kokį atlieka jūsų lyga. Čia ne vienos dienos ir ne savaitės yra reikalas, tam, manau, reikia ruoštis nuo starto sezono ir galvoti, kad tas renginys turi būti. Ir pažiūrėkime į tribūnas, kas tenai darosi.
lūžta tribūnos. Taip, bet sakykit, ar reikia tokių renginių miestui? Ar galbūt kažką galim pakeisti? Manau ir ne vieno dar reikėtų. Gal minčių kokių turit pats? Galit kurti taurės varžybas Marijampolės, kur 2 mačai krentam, kažkas tokio. Taigi po trumpos pertraukėlės vėl grįžtame į pokalbį su Ledevilos komandos treneriu Mindaugu Jaruševičiu. Mindaugai, tęsime mūsų interviu ir sakykit, kaip vertinat visą šio sezono Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos sezoną? Kalbant apie pajėgumą, ar sustiprėjo komandų lygiai, ar pakilo ir apskritai bendrą čempionato tokį vaizdą? Manau, kad mūsų komanda sustiprėjo, kitos komandos gal kažkiek net susilpnėjo, mano manymu. Gal stipresnė ŽSM Slyzingas ar Atena, o kitas apylygės komandos ir kai kurios buksuoja šiek tiek. O kurią komandą jūs taip nuvertinat ir sakot, jog susilpnėjo? Aš nežinau, kolegija buvo tikrai daug stipresnė visą laiką. Žaidė visi čempionai tapo. O kaip vertinat lygos debiutantus PXNX komandą? Kuriuos? PXNX. Gerai atrodo, kovoja, svarbiausia yra azartas. Supratau. Sakykit, nepaslaptis, jog rungtynės prieš Žaidimų sporto mokyklą jums yra tarsi principinė kova, nes praeitame sezone atkrintamosiuose varžybose kritote prieš juos, kuomet reguliariame čempionate užėmėte 1. vietą, o štai atėjo iš 8-osios vietos Žaidimų sporto mokyklos auklintė ir jūs nukautavo. Ir sakykit, ar kažkaip papildomai jums duoda motyvacijos rungtynės prieš šią komandą, ar galbūt kažkaip ruošitės ypatingai? Matau, kad motyvacija buvo tokia, kad mes netekome 2 žaidėjų, vienu iš pagrindinių, žaidėme praktiškai savo jėgomis ir garbingai sužaidėme, jie, manau, perlipo praeitais metais per save ir tikrai atrodė gerai, įveikdami savo vyresnius bendraamžius. Sakykit, Mindaugai, ar nenutiks ir šiemet ir vėlgi ta pati situacija, jog lemiamomis rungtynėmis nesusirinks visi lyderiai? To negaliu atsakyti, aš už juos neatsakau. O kas nutiko praeitame sezone, kodėl neišvydome atkrintamosiuose varžybose? Vienas išvažiavo į Kinėją turnyrą, o vienas į Ameriką. Supratau. Sakykit, kaip mėgėjai jūsų komandoje jaučiasi tarp profesionalų krepšininkų? Tas skirtumas yra, jie ir patys kalba, kad sako, jie turi mums padaryti rezultatą, o mes ateisime jau, kaip sakyti, ant tos jų padaryto darbo užbaigti varžybas. O kalbant apie tai, kaip skirstote žaidimo minutes? Žinau, būna visur purkštavimų, kad negaunu žaisti, tai tas ar mes. Visiems reikia kažkiek tai duoti ir pailsėti, duoti ir pažaisti, kad būtų noro eiti į tas varžybas, reikia elgtis žmogiškų faktorių, kitas iki vienam daugiau, kitas iki mažiau, bet turi visi žaisti. O sakykit, konfliktų nekyla tarp žaidėjų, tarp trenerių, galbūt jau vieno ar kito žaidėjo neišleidot žaisti? Bent pas mus tai tikrai nebuvo prie mano akių, už akių negaliu pasakyti. Supratau, sakykit, kodėl ne visada aikštelėje išvystame profesionalus, tokius kaip Kleiza, Aleksandrovas, Ramanauskas, ar dėl to, nes jie yra užimti žmonės ir prieš silpnesnius varžovus nevažiuoja, ar tiesiog nematot reikalus jų leis registruoti? Matot, aš ateinu į varžybas ir aš vadovauju tiem žmonėm, kurie yra, o visa kita vadyba rūpinasi ten Marius ar Dainius ir jie kviečiasi juos. Supratau, o sakykit, ar treniruotės kaip komanda? Neturėjo nei vienos treniruotės, pasibraižė porą derinių ir, kaip sakyti, iš senų bagažų pirmyn. Taip sakant, kartu treniruočių neturit, net nei kartų per savaitę nesusirenkat kaip komanda? Jie renkasi, bet be manęs. Bet treneris, žodžiu, asistentas, kaip supratau. O šiandien ir sakykit, galbūt kažką žinote, kaip vyksta treniruočių procesai? Gal kažkokius derinius braižot, gal analizuojat žodžiu? Pagal galimybės jie, man atrodo, pameta tenai ir vyksta pasižaidimas, bet tai vyksta tik tai antros sudėties žaidėjų. Visi pagrindiniai turi ką veikti savo klubuose. Supratau. Gerai, Mindaugai, grįžkime prie turnyrinės lentelės ir čia matome, jog jūs kol kas neturite nei vieno pralaimėjimo ir tiesiog pergalingai žygiuojate, triuškindami varžovus ir šiek tiek apie varžovus galbūt. Matau, Aroteną nugalėjote 28 taškų skirtumų, nors Arotena yra antroje vietoje ir pralaimėjo tik jums. Sakykit, ar dar galim kažko tikėtis iš Arotenos komandos, ar gal tiesiog tos varžybos buvo labai geros jums, dėl to toks skirtumas didelis? Kiek atsimenu, nebuvo Marijos Užupio tose varžybose, trūko jiem aukštų žmonių, Juozas pas mus galinga vieta, kaip yra centras, Aleksandrovas, Arūnas Krivonis. Paprasčiausia sudėtis ta silpnesnė, aš manau, ūgių fiziniai galimybėm.
Ir gera diena tada buvo. Aišku, kalbant apie Euroteną, jums palankus varžovas ar ne? Nieko aš negalvoju apie palankumą, reikia išėjus žaisti, gintis, daryti rezultatą, o jei pradėsi galvoti dabar geriau, negeriau, nežinau. Supratau, matau kolegijos komandą įvykite kol kas mažiausių skirtumų, tačiau vis tiek triuškinantis skirtumas 16 taškų apie kolegiją, ką nors kokį įspūdį paliko kolegijos komandai. Kiek žinau, buvo ten vienas traumuotas žaidėjas. Praradus vieną iš lyderių Muščenkovą, kolegija netrodė taip, kaip atrodydavo anksčiau, kai jisai yra komanda, žaidžia visai kitą žaidimą. Dar sakykit, kas yra jūsų komandos lyderis? Galbūt ne tik aikštelė, galbūt ir dvasinis lyderis. Ir dvasiniai lyderiai galbūt turit. Sunku pasakyti. Aš stengiuosi jiem įdėkti, kad žaidžiam komandinį žaidimą, o ne kiekvienas savo. Ir kai prasideda žaidimas kiekvienas savo, rezultatas būna prastas. Taip, kad komanda yra komanda, o lyderis vieną dieną vienas, kitą dieną kitas. Supratau, o galbūt dvasinis lyderis yra, kuris palaiko, gal ne tiek jo indėlis matosi rezultate, tačiau komandoje gal jis užveda ir turi tokį žaidėją. Dainius, Marius, broliai, jie būtų labai pergyvena už pergalės, kaip sakyti, pernai už pralaimėjimus. Iš kitų gal tiek nesimato, bet tie broliai tai tikrai iš dūšios atsiduoda tai komandai. Supratau. Gerai, o mes grįžtame po pertraukėlės. Taigi grįžtame po pertraukėlės, čia mes kalbiname Ledevilos komandos trenerį Mindaugą Jaruševičių. Mindaugai, sakykit, jūsų komanda Marijampolės krepšinio mėgėjų lygoje demonstruoja tikrai labai gerus rezultatus, sakykit, ar komanda galbūt žaidžia ir kituose turnyruose? Mėgėjų lygose dar kažkokiuose kituose miestuose? Negirdėjęs, nebent vykdomuose renginiuose 3-3 ar dar kažkokiam naktiniam krepšinį gal kažkur sudalyvauja, bet man atrodo jau padrikai vienas į vieną komandą, kitas į kitą. Pavieniai žaidėjai, ne? Ar sutinkate, kad krepšinis yra numeris 1 Lietuvoje? Be abejo. Sakykit, iš kur kažkaip argumentuokit nuomonę, kodėl ne futbolas? Ne, aš daug esu diskutavęs su savo draugais ir jie man sako, kad Lietuvoje, jeigu būtų tiek pinigų, kiek yra krepšinių, būtų futbolui, tai mes turėtume tokią sporto šaką futbolą numeris 1, bet aš su tuo niekad nesutiksiu ir kiek mes dar matom, kiek mes laimėjimų turim Lietuvą, tai... Kodėl sporto šaka krepšinis yra numeris 1 Lietuvoje? Dėl to, kad mes turime daug istorinių įspūdingų pergalių, ar dėl ko? Ar dabartinės pergalės užveda? Ką žinau, aš kaip augęs nuo tų laikų, kai vyko Sovietų Sąjungos mačai Žalgiris CSKA, buvau grynas lietuvis, sirgdavau už tą Žalgirį, važiuodavau į halę, tekę man net gyventi iki rungtynių po laiptais, mokant 25 rublius ir tyloje būti. Tokių niuansų buvę į Eurolygos varžybas, tas Europos taures tekdavau nuvažiuoti, būnant 4 klasėje, tai man futbolas tikrai nebus niekad pirma šaka, aš turiu kraujyje jį ir sirgsiu tik tai už krepšinį. Supratau, sakykit, jūs pats kaip augot, minėjote, jog krepšinis tikrai buvo jau labai stipriai įsišaknėjęs lietuvių širdyse, o kaip futbolas tuo metu buvo? Futbolas irgi turėjo geras tradicijas, buvo Vilniaus Žalgiris, taip pat nuvažiuodavo į šiaurės tribūną, tekdavo pabūti tuose geruose mačuose Kijevo, Maskvos Spartakas, Minskas, Tbilisis, daug galingų komandų ir tikrai vaizdas būdavo kitoks negu dabar Lietuvos čempionate. Sakykit, matos iš pokalbio, jūs esate tikrai daug apkeliavęs su sporto komandomis, gal turite kažkokių įdomių nutikimų, galbūt kad ir kurioziniai tie nutikimai buvo, gal ir galėtumėte pasidalinti su mumis? Buvę tokių, bet tai žinot, tie tokie niuansai yra komandos viduje ir juos viešinti nelabai būtų korektiška, tai tegu lieka tarp mūsų. Supratau, sakykit, kokią šalį tolimiausiai esate apkeliavęs kartu, taip keliaudamas? Amerikoje buvau. Ir kokį įspūdį jums paliko? Poilsiaut, žaisti krepšinį, pamatyti Ameriką smagu, o iš kitos pusės reikėtų dirbti, gyventi, negaliu pasakyti. Jūsų manymu, Marijampolėje krepšinis ar futbolas numeris 1? Reikia žiūrėti į biudžetą ir į užimamas vietas. Pagal žiūrovų lankomumą lyg tai buvo futbolas tikrai jau mus aplenkęs, bet šiuo momentu, kiek aš pats nueinu, irgi matau, kad žingsnis yra atgal, o gal su laiku futbolas turi žemiau, krepšinis atsistos, bet pakol kas pagal mane atrodo futbolas dabar. Futbolas, o jūs minėjote, jog šiais metais futbolo varžybas stebi mažiau sirgalių, o kaip krepšinio aikštelėje, ar sirgalių daugiau ar mažiau? Iki trenerių kaitos žiūrovų dar buvo atrodo daug, bet kai nuvylė tie rezultatai, mačiau, kad vyksta
Nu, mažiau žmonių ateina žiūrėti, dabar gal kažkiek vėl pradės kilti. Jūs manote, jog tai susiję labiausiai su komandos rodomais rezultatais ar su vadybinė galbūt pusė? Nu, pirmiausia, rezultatas žaidimas, jeigu nėra žaidimo ir reikia, kaip sakyti, komanda nerodo žaidimo ir, kaip sakant, atėjus gėda žiūrėti į juos ir patys žaidėjai, lyg tai noro neturi, ar jie nesustatyti į savo vietas. Nesmagu ir nejauku pačiam Marijampoliečiui būti ir matyti, kaip pralaiminėja komanda. Aišku, ar jūs sekate visus krepšinio įvykius Marijampolėje? Kiek turiu laiko, daug maž paseku ir moteris, ir vyrus, ir kiek vyksta aukštesnio lygio vyresnių vaikų amžiaus atvažiuoju pažiūrėti retkarčiais. O kaip vertinat Marijampolės krepšinio moterų komandos Sūduva rezultatus šiais metais? Kokias perspektyvas galbūt matote pavasaryje? Galbūt kaip tik nematote jokių perspektyvų? Čia, man atrodo, Tautvydai, jūs geriau atsakytumėt negu aš. Jūs žinau daugiau. Na jo, bet jūsų va taip kaip žiūrovo, galbūt va taip kaip žiūrovo, jūsų akimis kaip viskas atrodo? Irgi, kiek žinau, vyksta kaita žaidėjų. Pildosi, kažkas tai išvažiavo, kažkas atvažiavo ir dar žinau, kad atvažiuos. Rezultatų reikia pavasarį, kai prasidės play-offai, dabar, kaip sakoma, gali ir pralaimėti ir laimėti. Spėlioti neatvysite? Ne. Na gerai, tada grįžkime prie vyrų komandos ir jūsų manimų, kaip toli gali nueiti šiais metais Sūduva Mantiga? Nu, būt gražu, kad patektų į finalinį ketvirtą, o paskui matysim. Tai jūs tikite jau papuls į... Aš tikiu, reikia tikėti, jei netikėsi, nėra ko eiti į tas varžybas ir jūs stebėti. Teisingai. Ką manote apie vaikų sportinį užimtumą Marijampolėje? Ar sporto mokyklos tinkamai ruošia vaikus? Nu, aš šiek tiek pats turiu valandų sporto mokykloje, tai problema yra su mergaitėm, kurias reikia susirinkti į grupę, tiesiog prašyti tėvų, skambinti, ieškoti kur, kada, kaip, ką. Lankomumas tikrai prastokas yra, su berniukais gal lengviau, bet su merginom tai tikrai nėra lengva. Supratau, sakykit, kas sunkiausia renkant merginų komandą, merginų jaunių, taip sakykime. Jos užimtos, daug užimtos, šoka, dainuoja, žiūri kažkaip į savo gal ateitį per kitą prizmę, ne per krepšinį, bet per kažkokį šokio judesį, per meną, dar per kažką tai. Ar sutinkate, jog darbas, ne tik su merginų gal komanda, bet ir moterų krepšinių yra šiek tiek specifinis ir gerokai skiriasi nuo vyrų? Su moterim netekia dirbti, su merginom dirbu šiek tiek. Skiriasi. O sakykit, pats krepšinis? Tai be abejo, fizinės galimybės moterų ir vyrų šuoliai, kaip sakyti, viskas. Žaidimų sporto mokykloje jūs turit galbūt ir savo komandą? Pirmi metai aš turiu pirmą grupę, dirbu čia. Papasakokit plačiau, gal kažkur dalyvauti kažkokiuose... 4. mėnesis pradėjęs dirbti, tai mūsų, kaip sakyti, varžybos vyksta su treneriu Žaliabarščiu tarpusavio. Kažkokiuose tarpmiestiniuose dar nieko. Kokio amžiaus grupė yra jūsų merginos? 5. ir 4. klasės, tai 2002-2003. Supratau. O ką manote apie bendrai, jeigu paėmus Marijampolės žaidimų sporto mokyklą? Apie rezultatus, galbūt spragų kažkokių matote, savo siūlymų galbūt turite? Pagal esamą žmonių kiekį mūsų mieste, tai aš manau, tie rezultatai vienais metais geresni, kitais metais prastesni. Kaip yra pastebėję patys treneriai, kad Marijampolėje virš 2 metrų vyrą matyti, tai yra retenybė, o tuo labiau dar jį turėti komandoje. Tai kas 6 ar 8 metai, kažkurie tai metai išlenda aukščiau pirmam divizione prizinės vietos, o šiaip tai lyg tai buksuoja. Supratau. Kokios sporto šakos jums yra įdomios? Be krepšinio, žinoma. Oi, dar ligonis esu pležinio tinklinio, nežinau, gal jau kokį 12 metai, kiekvieną vasarą, taip pat ir žiemą į salę einu. Uždarose salėse, taip? Uždarose, kaip sakyt, buvęs krepšininkas, išmainiau krepšinį į tinklinį. Sakykit, ar dalyvaujat kažkokiuose turnyruose? Taip, tenka nuvažiuoti. Ir kaip sekasi? Į mėgėjų, netgi į Lenkiją nuvažiuojam pasižaisti. Galbūt trofėjų kažkokių jau? Tai trofėjai, žinot, kaip vietiniai tenai. Svarbiausia dėl savęs pavydėti. Supratau. Ką veikite laisvalaikį? Po darbo? Žūklė. Esat užkietėjęs? Nevadinu savęs užkietėjusiu, bet esant laisvam laikui išlendu. Aišku, ir sakykit, kokią didžiausią žuvį esat pagavęs?
4,9 lydeka. Ar parodytumėt su rankom, kiek maždaug kokio dydžio čia yra? Gerai, čia buvo Mindaugas Jaruševičius ir ačiū Jums, kad žiūrite.